Įžymybės dažnai duoda interviu, kad reklamuotų savo naujausius filmus, albumus ar televizijos laidas. Ir tai yra geras būdas gerbėjams pranešti, prie ko jos pastaruoju metu dirbo. Tačiau būna atvejų, kai niekas negalėjo numatyti, kad tai bus paskutinis jų interviu prieš tragišką mirtį. 10 vieta. Carrie Fisher visada bus prisimenama dėl savo princesės Lėjos Organos vaidmens Žvaigždžių karų filmų franšizėje, o kai kurie šių filmų gerbėjai jos pasirodymus laiko tiksliausiais ir maloniausiais. Fisher buvo dar vienos didžiojo ekrano ikonos Debbie Reynolds duktė. Ji augino ją viena po to, kai jos santuoka subyrėjo, kai Fisher dar buvo labai jauna. 1973 metais ji pradėjo vaidinti Broadway'je, kai pasirodė kartu su Reynolds miuzikle Irene. Ji debiutavo ekrane 1975 metų filme Shampoo, o po 2 metų gavo proveržio vaidmenį princesės Lėjos. Filmas akimirksniu tapo hitu ir ji per naktį tapo visiems žinomų vardu. Ji greitai įgijo didžiulį gerbėjų ratą ir dar kelis kartus pakartojo šį vaidmenį kituose Žvaigždžių karų filmuose. Ji taip pat pasirodė kituose gerai žinomuose filmuose, tokiuose kaip Bliuzo broliai, Vyras su viena raudona bateliu ir Kai Haris sutiko Salę, kad paminėtume tik keletą. Tačiau šlovė ir turtai, kuriuos jį pasiekė, turėjo ir tam tikrų trūkumų, kaip dažnai būna tokiais atvejais. Deja, ji pradėjo vartoti nelegalias medžiagas ir jai buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas, apie kurį ji kalbėjo savo paskutinėme interviu su BBC pokalbių laidos vedėju Grahamu Nortonu. Ji taip pat kalbėjo apie šias problemas savo pirmojoje knygoje, kuri vadinosi Postcards from the Edge ir buvo išleista 1987 metais. Vėliau šis romanas buvo ekranizuotas. Pagrindinį vaidmenį atliko Meryl Streep, o per kitus 7 metus Fisher išleido dar 2 knygas. 1990 metais ji pradėjo dirbti scenarijų konsultante ir parašė autobiografinį vienos moters spektaklį Wishful Drinking, kuris vėliau buvo parodytas Broadway'je. Ji išleido dar 2 knygas prieš savo paskutinį interviu su Nortonu, kurį davė 2016 m. gruodžio 9 dieną. Ji kalbėjo apie tai, kad po 10 mečių rado savo senus dienoraščius, kai buvo užmezgusi romaną su aktoriumi Harrisonu Fordu. Ir pažymėjo, kad jai tada buvo tik 19 metų, o jam 33. Ir jis buvo vedęs vyras su vaikais. Vėliau Nortono paklausė, kodėl jis nesigilino į romaną, į ką jis atsakė, kad nebuvo ten tam, kad tardytų Fisher ir nusprendė, jog geriau palaikyti sklandų pokalbį. Jis pridūrė, kad interviu dieną Fisher jautėsi blogai ir beveik atšaukė savo pasirodymą, tačiau galiausiai nusprendė ateiti ir sugebėjo duoti gerą interviu, nežinodama, kad tai bus jos paskutinis. Nortonas teigė, kad po interviu, kai Fisher išėjo, jis palinkėjo jai sveikatos ir pasakė, kad greitai pasveiktų. Tačiau vos po kelių savaičių jis sužinojo, kad Fisher patyrė širdies smūgį, kuris nusinešė jos gyvybę. Jis prisipažino, kad jam prireikė daug laiko susitaikyti su jos netektimi ir kad būtų uždavęs kitus klausimus, jei būtų žinojęs, jog tai buvo paskutinis jos interviu. 9 vieta. The Notorious B.I.G., taip pat žinomas kaip Biggie Smallsas, buvo gerai žinomas reperis, kurio vardas dažnai minimas kartu su Tupaku Šakūru, nes šie 2 atlikėjai buvo įsivėlę į aršią nesantaiką, kuri niekada nebuvo išspręsta. Per savo paskutinį interviu Smallsas sakė, kad gailisi dėl šios nesantaikos, nes jautė, jog konfliktas tarp jų nuėjo per toli. Jis norėjo atsitraukti nuo žiniasklaidos sukelto šurmulio, tačiau jam niekada nebuvo lemta gauti tokios galimybės. Smallsas gimė kaip Kristoforas Džordžas Latūras Volisas Brukline, Niujorke 1972 metais ir didžiąją dalį vaikystės praleido augdamas Bedfordo rajone. Visų teigimu, jam sekėsi mokykloje, tačiau jis nusprendė mesti mokslus, po to pradėjo prekiauti nelegaliomis medžiagomis, kad galėtų pragyventi. Laisvalaikiu jis eksperimentuodavo su rapo muzika ir galiausiai įrašė demo įrašą pasivadinęs Biggie Smalls. Tuo metu jis ir Seanas Combsas dirbo Uptown Records. 1993 metais Smallsas gavo savo pirmąją įrašų sutartį su Bad Boy Entertainment. Pirmąjį albumą jis išleido pasivadinęs The Notorious B.I.G. 1994 metais ir pelnė jam Grammy nominaciją už geriausią rapo solo pasirodymą. Vėliau jis pradėjo dirbti su gerai žinomais vardais muzikos industrijoje, įskaitant Michaelą Jacksoną ir Mary J. Blige, o tai dar labiau išplėtė jo gerbėjų ratą. Vėlesniais metais jis buvo svarbus atgaivinant rytų pakrantės hip-hopo įrašų kompanijas, kurias buvo nustelbę vakarų pakrantės įrašų kompanijos. Ir netrukus abi grupės pradėjo konfliktuoti. Būtent tada prasidėjo konfliktas tarp Smallso ir Šakūro, kuris anksčiau buvo jo draugas.
1997 m. vasario 24 d. jis įrašinėjo muzikinę klipą, kai prisėdo duoti interviu BET laidos Rap City muzikiniam šou. Jis paminėjo, kad po 2 metų pertraukos ruošiasi išleisti dvigubą albumą Life After Death ir tikisi, kad jis parodys jo kaip atlikėjo universalumą. Jis kalbėjo apie savo praeitį ir kaip jam anksčiau nerūpėjo niekas, tik pinigai. Taip pat paminėjo, kad pagaliau susitvarkė su daugeliu pykčio problemų, su kuriomis susidūrė ankstesniame albume. Jis pridūrė, kad jam neberūpi uždirbti pinigų ar suktis gatvėse ir kad jis laukia naujos pradžios. Tada jo paklausė apie jo konfliktą su Shakuru, kuris 1996 metais žuvo per šaudymą iš pravažiuojančio automobilio. Jis pridūrė, kad tikisi, jog jų dviejų konfliktas greitai baigsis. Tačiau išeidamas iš vakarėlio Los Andžele kovo 9-ąją, vos po 13 dienų po paskutinio interviu, Smalsas taip pat buvo užpultas per šaudymą iš pravažiuojančio automobilio ir žuvo. Iki šiol asmuo ar asmenys atsakingi už šį išpuolį lieka nenustatyti, nors buvo teigiama, kad tai buvo surengta kaip kerštas už išpuolį prieš Shakurą. Taip pat buvo teigiama, kad žmogus atėmęs Smalso gyvybę buvo Bordel Foss, gaujos narys, kuris žuvo 2003 metais. Tačiau tai lieka spėlionėmis, nes byla niekada nebuvo išspręsta. 8 numeris. Kai kurie muzikantai išgarsėja dėl įsimintinos dainos, kuri išlieka populiari tik trumpą laiką, o kiti, tokie kaip Velso dainininkė Bonnie Tyler, išlieka industrijos ikonomis net ir praėjus dešimtmečiams po savo pirmojo hito. Taylor, kurios tikrasis vardas buvo Gaynor Hopkins, gimė Skewen kaime, Swansea, Velse 1951 metais. Dar būdama paauglė, ją įkvėpė stiprios moterys dainininkės, tokios kaip Tina Turner ir Janis Joplin, ir ji pradėjo siekti dainininkės karjeros. Ji koncertuodavo baruose pietų Velse ir galiausiai subūrė grupę pavadinimu Imagination. Vieno pasirodymo metu ji padarė įspūdį talentų ieškotojui Rodgeriui Bellui ir sudarė įrašų sutartį su RCA Records. Dainą Lost in France parašė jos vadybininkai. Ji tapo pirmuoju dideliu jos hitu, o 1977 metais ji išleido savo pirmąjį pilnos trukmės albumą The World Starts Tonight. Ji pradėjo koncertuoti, tačiau greitai suprato, kad ilgi laikotarpiai kelyje ir nuolatinės gastrolės pradėjo kenkti jos sveikatai. Dėl netinkamos dainavimo technikos, jai atsirado balso stygų mazgeliai, todėl ji nusprendė operuotis, kad juos pašalintų. Po procedūros jai buvo patarta 6 savaites tylėti, tačiau vieną akimirką apimta nusivylimo, jis suriko ir tai visam laikui pakeitė jos balsą. Nuo tos dienos jos balsas tapo užkimęs, dėl ko ji ir išgarsėjo, o pirmą kartą šis balso skambesys pasigirdo jos kitame albume Heaven, kuris buvo išleistas tais pačiais metais. Jos kitas singlas It's a Heartbreak tapo pasauliniu hitu, o kartu išleistas albumas JAV parduotas daugiau nei 500 000 egzempliorių tiražu. Po to ji pradėjo jaustis, kad jos muzika tapo vienoda, todėl nusprendė pradėti dirbti su legendiniu prodiuseriu Jimu Steinmanu. Jos kitas albumas Faster Than the Speed of Light iš karto užėmė pirmąją vietą J. Cale'aus topuose ir ji tapo superžvaigždė. Po to sekė galbūt jos ikoniškiausias albumas, pavadintas Total Eclipse of the Heart. G ir toliau atliko pagrindinę dainą visos savo karjeros metu ir paskutinėme interviu teigė, kad niekada nepavargo jos dainuoti. Ji vėliau pasirodė kino filmų garso takeliuose, vaizdo žaidimuose ir televizijos laidose kartu su kitais atlikėjais tokiais kaip Tina Turner ir vėliau perdainavo kai kurias savo vėlesnes dainas, kurios sulaukė didelės sėkmės. 2026 m. vasarį Tyler dalyvavo interviu su Lorraine Kelly iš Jungtinės karalystės ITV, kurio metu ji teigė, kad vis dar mėgsta tai, ką daro ir nekantriai laukia naujojo turo pradžios Jungtinėje karalystėje. Ji pridūrė, kad galbūt šiek tiek sulėtins tempą, kai turas pasibaigs ir pakartojo, jog turėjo nuostabų gyvenimą ir nieko jame nekeistų. Tačiau po 2 mėnesių ją teko skubiai nugabenti į ligoninę, kai buvo nustatyta, kad jai prakiuro žarna. Po skubios operacijos ji buvo įvesta į dirbtinę komą, iš kurios pabudo birželio 15 dieną. Tačiau ji buvo užsikrėtusi infekcija. Liepos 8 dieną ji mirė, būdama 75 metai, palikdama daugybę savo gerbėjų apstulbusius. 7 numeris. Daugelis žmonių laiko Heath Ledgerį vienu iš didžiausių savo kartos aktorių, tačiau ne visi žino, kad jo aktoriaus karjera rimtai pakenkė jo sveikatai. Nepaisant to, paskutinėme interviu Heathas Ledgeris teigė, kad kiekvieną dieną gyvena šią akimirką ir vis dar myli savo pasirinktą profesiją. Ledgeris buvo kilęs iš Perto, Australijoje, kur jis gimė 1979 metais. Jis panilo vaidybą dar mokydamasis pagrindinėje mokykloje, o būdamas 17 metų persikėlė į Sidnėjų, kur pradėjo siekti rimto aktoriaus karjeros.
Jis gavo pirmąjį vaidmenį muilo operoje Home and Away. Po to atliko nedidelius vaidmenis tokiuose filmuose kaip Dvi rankos. Pirmą kartą Holivudo filme jis pasirodė 1999 metais komedijoje 10 dalykų, kurių nekenčiu tavyje. Ir beveik per naktį jis įgijo milijonus gerbėjų. Vėliau jis prisipažino, kad nerimavo dėl to, jog bus įspraustas į to paties tipo vaidmenis. Todėl pradėjo dalyvauti atrankose į filmus, kuriuose galėtų vaidinti skirtingus personažus. Jis buvo pasirinktas vaidinti Amerikos revoliucinio karo kareivį Melo Gibsono filme Patriotas ir riedlentininką filme Doktauno valdovai. 2006 metų filme Candy jis vaidino narkotikams priklausomą žmogų, o po pasirodymo filme Kuprotas kalnas buvo nominuotas Auksinio gaublio ir Oskaro apdovanojimams už geriausią aktoriaus vaidmenį. Po to sekė tai, kad daugelis Ledgerio gerbėjų laikė jo ikoniškiausių pasirodymų. Jis buvo pasirinktas vaidinti Džokerį 2008 metų Batmano filme Tamsos riteris, vaidmenį, kuris paveikė jo psichinę ir fizinę sveikatą. Savo paskutinėme interviu, kuris buvo su Chucku Kratzu, geriau žinomu kaip Chuck the Movie Guy, 2007 metų rugsėjį jis kalbėjo apie savo artėjantį filmą. Aš ten nesu. Tai Bobo Dylano biografinis filmas, kuriame jis vaidino Robbie Clarką, išgalvotą personažą įkvėptą Dylano egoistiškosios pusės. Jis teigė, kad šis vaidmuo iš pradžių buvo pasiūlytas kitam aktoriui, kuris nusprendė atsisakyti. O tada Ledgeris paklausė, ar galėtų jį pakeisti, nes norėjo dalyvauti šiame projekte. Jis kalbėjo apie Dylano gyvenimo ir asmenybės paslaptingumą, bei apie tai, kad biografinis filmas buvo parašytas taip, jog pagerbtų Dylaną, o ne tik sutelktų dėmesį į neigiamus jo gyvenimo aspektus. Niekas negalėjo tikėtis, kad tai bus jo paskutinis interviu prieš tragišką mirtį, arba kad Manęs čia nėra bus paskutinis projektas, kuriame jis pasirodys. 2008 metų sausio 22 dieną jo namų tvarkytoja ir masažuotoja rado Ledgerį be sąmonės jo lovoje Niujorke. Jos iškvietė greitąją pagalbą, tačiau kai po 20 minučių atvyko medikai, jis jau buvo miręs. Buvo nustatyta, kad mirties priežastis buvo nelaimingas atsitikimas, nes jis netyčia išgėrė per daug vaistų, kurie jam buvo paskirti nemigai, nerimui ir kvėpavimo takų infekcijai gydyti. Žinia apie jo mirtį sukrėtė visą industriją, o keli aktoriai vėliau teigė, kad tai paskatino juos pagerinti savo gyvenimo būdą. Ledgeris dažnai minimas kartu su kitais tragiškais aktoriais, tokiais kaip Jamesas Dainas, ir nėra abejonių, kad jo palikimas gyvuos dar daugeliui kartų. 6 vieta. Kai garsioji aktorė Brittany Murphy mirė, liko daug neatsakytų klausimų, nes aplinkybės susijusios su jos liga ir gydymu buvo laikomos itin neįprastomis. Pirmąją sėkmę kaip aktorė Brittany Murphy patyrė, kai būdama vos 14 metų gavo nuolatinį vaidmenį situacijų komedijoje Drexelio klasė. Karjeros proveržį Brittany Murphy pasiekė, kai buvo pakviesta vaidinti filme Nežiniukė kartu su Alicia Silverstone. Po to ji gavo dar didesnius vaidmenis. Murphy gimė Atlantoje, Džordžijos valstijoje, 1977 metais. Jos tėvas dažnai buvo įkalintas, nes dalyvavo organizuotose nusikaltimų sindikatuose. Jie su mama nusprendė palikti tokį gyvenimą ir persikėlė į Edisoną, Naujajame Džersyje, kai jai buvo 2 metai. Čia ji pamilo sceną ir supratusi, kad turi talentą, jos mama užrašė ją į Verno Follerio šokių mokyklą, kuri buvo įsikūrusi kolonijoje. Ji gavo reikiamą pasirengimą siekti aktorės karjeros, o būdama 12 metų buvo pakviesta filmuotis keliose reklaminiuose klipuose. Ji atrodė puikiai tiko situacijų komedijoms ir pasirodė serialuose Murphy Brown bei Vaikinas sutinka pasaulį, kurie abu tuo metu buvo itin populiarūs. Ji kartu su mama persikėlė į Los Andželą, kur buvo pakviesta vaidinti seriale Drexelio klasė. 1995 metais ji gavo savo proveržio vaidmenį filme Nežiniukė ir pagaliau išsipildė jos svajonė tapti garsia kino žvaigžde. Po to sekė daugybė sėkmingų filmų, įskaitant Mergina nutrūkusi ir 8 mylios. Ji įgarsino personažus seriale Kalvos karalius ir filme Laimingos kojos. Tačiau, kai pasirodė trileryje Mirusi mergina, gerbėjai pradėjo pastebėti, kad ji emociškai sunkiai tvarkosi ir atrodo prarado dalį aistros savo karjerai. Ji pasirodė dar keliuose filmuose, tačiau jos gyvenimas nebebuvo stabilus. 2009 metais ji buvo atleista iš filmo Skambintojas filmavimo aikštelės, nors pati neigė, kad jos sutartis buvo nutraukta. Jos vyras, Simonas Mondžekas, turėjo sveikatos problemų ir turėjo būti hospitalizuotas, o tai dar labiau padidino spaudimą jai. Vėliau paaiškėjo, kad ji buvo atleista dėl prasto elgesio filmavimo metu ir dėl to, kad kelis kartus nepasirodė filmavimo aikštelėje, kai jos reikėjo. Jos paskutinis interviu buvo duotas, kai ji dalyvavo filmo Per koridorių premjeroje. Ji kalbėjo apie savo vaidmenį filme ir pagyrė interviu ėmėją paklausdama, ar galėtų kitame gyvenime turėti jos plaukus.
Tų metų gruodžio 20 dieną Murphy ir Monjakas buvo savo namuose Los Andžele, kai ji pradėjo sunkiai kvėpuoti. Jie išėjo į lauką pakvėpuoti grynų orų ir pasakė savo motinai, kad jaučiasi blogai ir mano, jog tuoj mirs. Ji ir Monjakas abu turėjo sveikatos problemų ir daugelis žmonių mano, kad jie per ilgai delsė kreiptis į medikus. Ta pačią dieną jis sukniubo namuose, o jos motina iškvietė greitąją pagalbą. Ji buvo nuvežta į medicinos centrą, kur jai buvo suteikta pagalba, tačiau galiausiai ji mirė. Buvo nustatyta, kad jis sirgo dvipusę plaučių uždegimu, kuris liko negydytas, ir spėjama, kad pelėsis namuose galėjo būti vienas iš prisidėjusių veiksnių. Numeris 5. Paprastai garsenybės staigi mirtis būna šokas, tačiau taip nebuvo aktoriaus Jameso Van Der Beeko atveju. Jam netrukus prieš mirtį buvo diagnozuotas storosios žarnos vėžys. Jis gimė Češyre, Konektikuto valstijoje 1977 metais, o meilę vaidybai atrado dar būdamas pagrindinėje mokykloje, kai buvo pakviestas vaidinti spektaklyje Juozapas ir nuostabusis margaspalvis apsiaustas. Būdamas 15 metų jis persikėlė į Niujorką, kur gavo vaidmenį spektaklyje Saulės paieškos. Jis mokėsi Češyro akademijoje, o 1995 metais debiutavo kine filme Angusas, kuris yra brendimo komedija. Po to jis įstojo į Drijų universitetą, kur prisijungė prie vyrų a cappella grupės, tačiau metė studijas, kai gavo vaidmenį televizijos seriale Dosono įlanka, dėl kurio Jamesas Van Der Beekas tapo plačiai žinomas. Serialas buvo didžiulė sėkmė ir buvo rodomas 6 sezonus. Po to jis pasirodė filme Varsity Blues, kuris taip pat sulaukė aukštų įvertinimų. Tai jam pelnė MTV kino apdovanojimą už geriausią vyro proveržio vaidmenį, o tai atvėrė kelią keliems vaidmenims filmuose, įskaitant pasirodymus filmuose Baisus filmas, Džėjus ir tylusis Bobas smogia atgal, Teksaso Rangeriai ir Amerikos psichopatas. Vėliau sekė siaubo filmas The Plague ir keli pasirodymai televizijoje tokiuose serialuose kaip Bjaurioji BT, Kaip aš susipažinau su jūsų mama ir Nusikaltimų protai. Jis taip pat įgarsino veikėjus animacinėme seriale Vampirina ir Studio Ghibli filmo Dangaus pilis angliškoje versijoje. 2009 metais jis pasirodė laidoje Šokiai su žvaigždėmis, kurioje kartu su partnerė Emma Slater pasiekė pusfinalį. Iki 2023 metų pabaigos Jamesas Van Der Beekas buvo diagnozuotas vėžiu, tačiau jis nusprendė šią diagnozę laikyti paslaptyje iki kitų metų lapkričio. Paskelbęs liūdną žinią, jis pareiškė, kad ėmėsi priemonių spręsti savo sveikatos problemas, o vėliau paaiškėjo, kad jis naudojo tiek tradicinę, tiek holistinę mediciną. Tai paveikė jo finansus ir 2025 metais jis pradėjo aukcionuose pardavinėti daiktus iš Dawsono įlankos ir Varsity Blues, kad padengtų gydymo išlaidas. Paskutinėme savo interviu, kuris buvo surengtas tų metų gruodį, jis kalbėjo apie kovą su liga ir teigė, kad jaučiasi daug geriau. Jis suprato, koks stiprus yra, kai susidūrė su savo diagnoze. Jis pridūrė, kad ši liga buvo vienas geriausių dalykų nutikusių jo gyvenime, nes jie privertė jį pakeisti tam tikrus gyvenimo aspektus, kurių jis kitu atveju nebūtų palietęs. Jis pakeitė savo mitybą ir pridūrė, kad pradėjo gyventi šią dieną. Van Der Beekas taip pat pagyrė savo žmoną už suteiktą palaikymą ir teigė, kad būtent jos dėka jis vis dar yra gyvas. 2026 metų vasario 11 dieną jis pralaimėjo kovą su liga ir mirė būdamas 48 metų. Nuo to laiko jo šeima pradėjo GoFundMe kampaniją, kuri surinko beveik $3 milijonus jo šeimai paremti. 4. vieta. Lisa Left Eye Lopez, kilusi iš Filadelfijos, tapo garsia dainininke, kai prisijungė prie R&B grupės TLC, kurioje ji buvo pagrindinė kūrybinė jėga. Ji ne tik parašė daugelį jų dainų, bet ir kūrė kai kuriuos jų kostiumus, bei labai prisidėjo prie jų muzikinių klipų kūrimo. G gavo pravardę Left Eye, po to, kai jos draugas Michaelas Bivinsas pasakė, kad jam patraukli jos šiek tiek pasvirusi kairioji akis. Grupės pirmasis albumas buvo parduotas 6 milijonais kopijų ir jie akimirksniu tapo R ir B žvaigždėmis. Po šios sėkmės Lopez pradėjo susitikinėti su Andre Risonu, kuris tuo metu žaidė futbolą Atlantos Falcons komandoje. Tačiau santykiai greitai pašlijo ir 1993 metų rugsėjį ji apkaltino jį smurtu, kai jie gyveno Risono namuose. Lopez kovojo su priklausomybe nuo alkoholio, o 1994 metų birželio 9 dieną, po tarp jų kilusio konflikto, ji įmetė kelias jo brangias sportbačius į vonią ir padegė juos. Dėl to užsidegė vonia, o netrukus ugnis išplito ir po visus namus.
Ji nesuprato, kad naujoji vonia, kuri pakeitė marmurinę vonią, ji taip pat buvo padegusi, kai užtiko jį su kita moterimi. Buvo pagaminta iš stiklo pluošto, todėl nesitikėjo, kad ji užsidegs. Lopez netrukus buvo apkaltinta padegimu ir turėjo sumokėti $10 000 baudą, bei jai buvo skirtas 5 metų probacijos laikotarpis. Vis dėlto ji ir Risonas toliau susitikinėjo, nors jų santykiai dar keletą metų išliko audringi. Antrajam TLC albumui Lopez įtaka buvo kur kas mažesnė, nes tuo metu, kai jis buvo kuriamas, ji turėjo būti paguldyta į reabilitacijos įstaigą. Jų trečiasis albumas visame pasaulyje pardavė daugiau nei 14 milijonų kopijų. Tačiau tai reiškė Lopez dalyvavimo TLC pabaigą, nes ji pradėjo jaustis nepatenkinta kaip dainininkė. Ji nebebuvo ryškiai girdima grupės dainose, o kai kuriais atvejais visai neprisidėjo vokalu. Dėl to kilo konfliktas tarp Lopez ir kitų narių, o ji įkūrė Left Eye Productions, kuri ieškojo naujų talentų. Ji pakeitė savo pravardę į NINA arba Nina, reiškia New Identity Not Applicable. Po to ji pasirodė kelių žymių atlikėjų dainose, tokių kaip Melanie C, Donald Jones, NSYNC, Toni Braxton ir Keith Sweat, tarp kitų. Ji išleido solo albumą pavadinimu Supernova, kuriame buvo dainos apie jos tėvą, santykius su Raizonu ir anksčiau negirdėtas duetas su Tupaku Šakūru. 2002 metais ji ketino išleisti antrąjį studijinį albumą, tačiau jai taip ir nepavyko to padaryti prieš mirtį. Paskutinėme savo televizijos interviu Lopez paaiškino, kad dirbdama su TLC ji liks žinoma kaip Left Eye, tačiau visi kiti jos darbai turėtų būti priskiriami Ninai. Ji pridūrė, kad tikisi sukurti ramią atmosferą naujoje įrašų kompanijoje, su kuria buvo pasirašiusi sutartį. 2002 metais ji kartu su broliu, seserimi ir prodiuseriais išvyko į gydomąjį kaimelį Hondūre. Ji taip pat filmavo dokumentinį filmą apie Hondūrą ir jo kultūrą, kurie jai padarė didžiulį poveikį. 2002 balandžio 25 dieną Lopez ir jo svečiai važiavo nuomotu automobiliu, kai ji nesuvaldė automobilio. Automobilis kelis kartus vertėsi, keli keleiviai buvo išmesti iš automobilio, o kadangi ji nedėvėjo saugos diržo, žuvo iš karto. Lopez buvo vienintelė žuvusioji per avariją, o vaizdo įrašas iš avarijos vėliau buvo panaudotas dokumentinėme filme Last Days of Left Eye. 3. vieta. Jei kas nors jums patartų mėgaukis kiekvienu sumuštiniu, tai galėtų pasirodyti juokinga, tačiau taip nebuvo per paskutinį interviu su roko dainininku Warrenu Zevonu, kai jis tai pasakė. Per savo paskutinį interviu, kuriame jis kalbėjo apie ribotą laiką likusį gyventi po vėžio diagnozės. Mokydamasis vidurinėje mokykloje, Zevonas kartu su drauge Violeta įkūrė folk roko grupę Lime and Sybil. Jų pirmasis singlas Sek mane pasiekė 65 vietą Billboard populiariausiųjų sąraše. Tačiau kai jų atlikta Bobo Dylano dainos Jei turi eiti, eik dabar versija nepadarė įspūdžio, Zevonas nusprendė pradėti solinę karjerą. Šioje veikloje jis dirbo sesijinių muzikantų ir reklaminių dainelių kūrėjų. Jis išleido savo pirmąjį solinį albumą Ieškomas gyvas arba miręs 1970 metais. Tačiau jis nesulaukė tokio pasisekimo, kokio tikėjosi. Jis grįžo prie sesijinio darbo ir koncertavo su Everly Brothers kaip klavišininkas. 1975 metais jis nusivylė savo karjeros pažangos stoka ir persikėlė į Ispaniją. Ten jis grojo mažame bare, tačiau kitais metais grįžo į Los Andželą, kur gyveno kartu su Fleetwood Mac nariais. Jie prisidėjo prie Zevono debiuto didžiojoje įrašų kompanijoje kartu su Eagles nariais Linda Ronstadt ir Bonnie Raitt. 1976 metais jis išleido albumą Warrenas Zevonas, kurį daugelis laiko geriausiu jo darbu. Dainų tekstuose buvo kalbama apie jo kovą su priklausomybėmis, santykius su Marilyn Livingston ir nemalonius gyvenimo Los Andžele aspektus. 1978 metų albumas Excitable Boy buvo ko gero sėkmingiausias Warreno Zevono darbas, nes jame buvo daina Pažadink mažąją Siuzę, kurią vėliau perdainavo broliai Everley. Po nesėkmingo kito albumo, Warrenas Zevonas vėl pradėjo vartoti alkoholį ir nelegalius narkotikus, todėl keletą metų nesukūrė jokios naujos muzikos. Po gydymosi reabilitacijos centre, Warrenas Zevonas įveikė savo priklausomybės ir 1987 metais išleido albumą Sentimental Hygiene. Keliuose interviu Warrenas Zevonas teigė, kad jam nepatinka lankytis pas gydytojus, nes jis jų bijojo. Tačiau 2002 metais, dalyvaudamas Edmontono liaudies muzikos festivalyje, Warrenas Zevonas skundėsi galvos svaigimu ir jam prasidėjo kosulys. Galiausiai jis apsilankė pas gydytoją ir jam buvo diagnozuotas vėžys, dėl kurio įvyko atkrytis.
Manoma, kad vėžys buvo jo vaikystėje patirto poveikio pasekmė, kai jis žaisdavo tėvo kilimų parduotuvės palėpėje, kurioje buvo asbesto. Užuot pradėjęs gydymą, jis nusprendė pradėti įrašinėti savo kitą ir paskutinį albumą The Wind, kartu su keliais gerai žinomais atlikėjais, tokiais kaip Bruce'as Springsteenas, Joe Walsh'as, Thomas Pettis ir Donas Henlis. 2002 m. spalio 30 d. Zevonas pasirodė laidoje The Late Show with David Letterman savo paskutiniam interviu. Jis atliko keletą savo dainų ir prisipažino, kad per gyvenimą turėjo daug dažniau lankytis pas gydytojus. Tuomet jis patarė mėgautis kiekvienu sumuštiniu. 2003 m. rugsėjo 7 d. jis mirė nuo savo ligos, o tai paskatino pagerbimus iš rašytojo Stepheno Kingo ir Bruce'o Springsteeno, bei daugelio kitų, kurie Zevoną laiko savo pasirinkto žanro legenda. Antra vieta. Per savo paskutinį interviu 2017 metais garsus muzikantas Thomas Pettis pareiškė, kad neplanuoja išeiti į pensiją, nes manė, jog koncertavimas ir muzikos rašymas padeda jam išlikti jaunam. Vos po kelių dienų jis neteko gyvybės, o tai labai sukrėtė jo gerbėjus. Vaikystėje Pettis sunkiai sutarė su savo tėvu, kuriam buvo sunku priimti, kad jis buvo ramus ir domėjosi menu. Dėl to jo tėvas be reikalo jį bartė ir kartais net smurtaudavo prieš jį. 1974 metais jis vedė Jane'ą Bendžio, pora susilaukė 2 vaikų. Po 2 metų jis kartu su Mike'u Campbellu ir Benmontu Tenchu įkūrė grupę The Epics, tačiau jiems nepavyko įsitvirtinti muzikos scenoje. Pettis tada nusprendė pradėti solinę karjerą, tačiau jis ir jo buvę grupės nariai įkūrė grupę The Heartbreakers. Po debiutinio albumo išleidimo jie koncertavo Jungtinėje karalystėje, tačiau jų antrasis albumas You're Gonna Get It pasirodė daug geriau ir pateko į 40-tuką. Jų trečiasis albumas buvo parduotas beveik 2 milijonais kopijų, o ketvirtasis Hard Promises taip pat sužavėjo gerbėjus ir tapo platininiu. Jie išleido dar 3 albumus – Long After Dark, Southern Accents ir Let Me Up. Visi jie buvo sėkmingi. Petty tada tapo grupės The Traveling Wilburys nariu, kartu su Bobu Dylanu, Rodžiu Orbisonu, Jeffu Lynnu ir George'u Harrisonu, o keletas jų dainų tapo akimirksnių hitais, kurie iki šiol grojami radijo stotyse visame pasaulyje. Pirmasis jo solinis albumas buvo išleistas 1989 metais. Jame dalyvavo keli The Traveling Wilburys nariai ir kiti atlikėjai, tokie kaip Ringo Starras ir Jeffas Lynnas. Po kelių vėlesnių albumų Pettis ėmėsi vaidybos ir debiutavo komedijoje dramos filme FM. Jis taip pat pasirodė filme Sukurta rojuje, Gario Shandlingo šou ir Larryo Sanderso šou. 1997 metais jis pasirodė filme Paštininkas, o 2002 vienoje Simpsonų serijoje taip pat gavo pasikartojantį vaidmenį animacinėme seriale Kalvos karalius. Po skyrybų jis tapo priklausomas nuo nelegalių medžiagų, tačiau su savo draugės Danos York pagalba jam pavyko pasveikti. Pora susituokė 2001 metai, o vėliau jis pradėjo praktikuoti transcendentinę meditaciją, kuri, jo manymu, buvo labai naudinga. 2017 m. rugsėjį jis davė paskutinį savo interviu, kuriame teigė, kad nekantrauja vėl pradėti įrašinėti muziką. Jis pridūrė, kad daugelis žmonių jam patarė bent kuriam laikui nustoti taip sunkiai dirbti, tačiau jis negalėjo su tuo susitaikyti. Jis teigė, kad kai nedirba prie kokio nors projekto, jaučiasi atitrūkęs, nes jam reikia tikslo gyvenime. Tačiau jis pripažino, kad jei kuris nors iš jo grupės The Heartbreakers narių susirgtų ar mirtų, jie tikriausiai baigtų veiklą. Tų metų spalio 1-ąją Yorkas rado Pettiui be sąmonės ir nereaguojantį jų namuose. Jis buvo skubiai nuvežtas į UCLA medicinos centrą Santa Monikoje. Jis buvo prijungtas prie gyvybės palaikymo aparatų ir galiausiai mirė kitą dieną. Paaiškėjo, kad jis netyčia išgėrė per daug jam paskirtų vaistų ir kad jis nepasidarė operacijos, nes buvo per daug užsiėmęs gastrolėmis. 1 vieta. Garsusis anglų dramaturgas Denisas Potteris gimė 1935 metais Gloucesterio mieste Dino girioje. Jis užaugo angliakasių šeimoje. Kai jam buvo 10 metų, jis išgyveno siaubingą išbandymą, kuris vėliau dažnai buvo minimas kai kuriuose jo kūriniuose. Jis pradėjo savo rašytojo karjerą laikraštyje Daily Herald, tačiau 1960 metais išleido savo pirmąją knygą Spindintis karstas. Joje buvo išdėstytos jo mintys apie Anglijoje vykstančius pokyčius, o antroji jo knyga Besikeičiantis miškas, gyvenimas Dyno miške šiandien, buvo sutelkta į žiniasklaidos poveikį Didžiosios Britanijos visuomeniai. Po to jis pasirodė humoro laidoje Tai buvo ta savaitė, kuri buvo.
O 1964 metais jis tapo Leiboristų partijos kandidatu Hertfordšyro rytuose prieš Dereką Volkerį Smithą. Tačiau jis taip nemėgo politinio proceso, kad net nepabalsavo už save ir galiausiai jam nepasisekė. Vietoj to jis pradėjo susitelkti į televizijos dramaturgo karjerą, o būdamas 26 jam buvo diagnozuota psoriazinė artropatija, dėl kurios sąnariuose išsivystė artritas. Jam taip pat buvo diagnozuota psoriazė, tačiau jis vis tiek tęsė savo karjerą. Jis debiutavo kaip televizijos dramaturgas kūriniu Pasitikėjimo kursas 1965 metais. Kadangi jame buvo pateikta kai kurių detalių apie Dale'o Carnegio institutą, jam buvo grasinta teismais. Jo kitas kūrinys, pavadintas Alisa, pasakojo apie Luiso Kerolio ir Alisos Liddell santykius. Būtent Alisa įkvėpė Kerolį parašyti knygą Alisos nuotykiai stebuklų šalyje. Jis sulaukė tam tikros kritikos dėl pernelyg sensacingo pateikimo, daugiausiai iš Kerolio šeimos. Vėliau jis parašė gerai įvertintus kūrinius, tarp jų Stokis Nigelai Bartonai ir Balsuokite už Nigelą Bartoną. 1981 metais Poteris buvo nominuotas Oskarui už geriausią adaptuotą scenarijų už savo scenarijų Pėdi iš dangaus, kuris buvo jo pirmasis filmo scenarijus. Vėliau jis parašė scenarijų filmui Brimstone and Treacle, kuris sulaukė daug dėmesio JAV, nes aktorių gretose buvo ir dainininkas Stingas. Tačiau filmas galiausiai nepaliko didelio įspūdžio, tačiau jo scenarijus filmui Gorkio parkas Poteriui pelnė Edgaro apdovanojimą, kurį įteikė Amerikos detektyvų rašytojų gildija. 1985 metais jis parašė scenarijų miniserialui Švelni yra naktis, o savo psoriazės diagnozę panaudojo kaip įkvėpimą 1986 metų kūriniui Dainuojantis detektyvas. Televizijos serialas Juodos akys nesulaukė pripažinimo ir netgi sulaukė kritikos, todėl Poteris nusprendė kuriam laikui pasitraukti iš televizijos. Jis toliau rašė scenarijus ir kino filmų scenarijus, tačiau kadangi jo projektai nesulaukė pripažinimo, jam pradėjo daryti sunku rasti rėmėjų būsimiems darbams. Paskutinis filmas, prie kurio jis prisidėjo, buvo 1994 metų filmas Vidurnakčio filmas, kuriam Poteris panaudojo 500 000 svarų sterlingų savo asmeninių lėšų, tačiau filmas buvo išleistas tik po jo mirties. Poteris paskutinį kartą davė interviu 1994 metų kovą, kai jam buvo diagnozuotas kepenų ir kasos vėžys. Jis kalbėjo apie gyvenimą čia ir dabar nuo tada, kai jam buvo nustatyta diagnozė, ir teigė, kad norėtų užbaigti savo paskutinius 2 projektus – Cold Lazarus ir Karaoke, ką jam ir pavyko padaryti prieš mirštant. 1994 metų birželio 7 dieną labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka mygtuką. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte visų mūsų būsimų įkėlimų. Mano vardas tai Nocas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.